Startas duotas ir į priekį šauna Sakalas. Žirgas Sakalas, kurį vadinioja Stasys Kerys, antroje pozicijoje kol kas Žigalo Fjorda. Trečiojų bėga Staro United. Tai matome, garaže vyksta permainos, kol kas, man atrodo, Sakalas išlieka lyderių, tačiau Staro United stengiasi sumaišyti kortas lyderiams, kurie įvardėjami kaip lyderiai šiame važiavime, tai Žigalo Fjorda ir Sakalas. Na, Žigalo Fjorda šios dienos varžybose greičiausią laiką pademonstravė žirgas. Kol kas išlieka lyderių Sakalas. Pirmaujantis įveikus pusę distancijos. Stebint bėgimą, mes matome, kad tempas galbūt nėra labai didelis, tačiau situacija kontroliuojama. Stasys Kerys su Sakalu kontroliuoja situaciją. Na ir įdomus bus šis paskutinysis viražas, kuomet keičiasi lyderiai kovodami dėl antrosios pozicijos. Na, lyderis ryškus yra kol kas Sakalas. Antroji bėga Žigalo Fjorda. Į trečiąją poziciją su kolegos Staro United pereina Rodney Augustinui. Na ir finišas. Sakalas priekyje, ryškus lyderis. Ar bus geriausias rezultatas? Mes dar pavyzdžiame.